Mėlyjei šauliai, šiandien ginklų parduotuvė Gariūnuose vėl pavirto į filmavimo studiją ir su didžiuliu džiugesiu noriu šiandien pristatyti brolį Egį Žiemgalos Karį ir šaulę Aistę. Labas Egi, labas Aistė. Tai šiandien aš perdodu studiją jiems. Ir kaip suprantu, pagrindinė tema bus pasiruošimas pasaulio čempionatui, kuris yra labai glaudžiai susijęs su Victrixais. Gero žiūrėjimo. Iki. Pristatykime Victrixą, tai čia modeliukas pas mus koks čia bus. Tai šitas modeliukas yra Victrix Venus Pro, kuom jisai yra išskirtinis, sakykime, iš kitų šautuvų, tai kad jo šasi yra labai išgalvotas. Victrixas būtent pagalvojo apie sportininkus, kad jį būtų išbalansuota, kad ir ant, sakykime, ant barikados pastatant jinai puikiai stovėtų. Balansas, vienu žodžiu, ginklo, pagalvotas ginkliukas, grinai jau PRS-ui būtų. Taip, ir PRS-ui, taip, labai viskas tinka, nes, kaip matot, yra per visą ilgį eina arka reilas, jūs galite dėtis ir maišelius, čia prisideda, bent jau aš asmeniškai PRS šaudau, užsidedu laikiklį arką ir maišelį, ir tai man puikiai tarnauja, nereik rankose. Tai akivaizdžiai matos kojelėse yra kutakai, jeigu neklystu, uždėti ant arka railo. Dar kas pozicionuoja papildomai, matau, uždėtas barikad stopas, toks, nėra visai agresyvus, bet dantytas, tai... Tai barikad stopą galim pakeisti, galim užsakyti kitokį, jis yra dantytas, kaip jūs sakote, tai jis labai lengvai pasikeičia ir pagal poreikį jį galima keisti. O aukščiai jų maždaug vienodi? Vienodi aukščiai, bus panašus aukštis, tik tiek, kad čia atsiranda... Bet jau gan gerai išreikštas, nes su saugumu pas mus beje viskas tvarkoja, dėtuvė atjungta, spina patikrinta profesionalam, tai vienu žodžiu, jo paskui dėsim tuščią dėtuvę, pasižiūrėsim. Nu tai ką, gal pradedam tada nuo priekio, ne, kaip sakyti, matau, kad vamzdžio ginklas turi sriegį, užsukti kompensatoriams 2LR kalibrui. Tai kompensatoriai, kaip žinote, 2LR kalibrui daugiau skirti dujų atskirimui, o ne atrankos slopinimui. Tai, kas naudojate dar Lietuvoje, kas turi teisę, tai šitie garso slopintuvai galima dėti ir tikrai turi gerą tokį masyvų sriegio apsaugos. Tai dabar, kas liečia vamzdžio čia ilgis, koks čia būtų? Šito vamzdžio ilgis yra 24 coliai. Jų gali būti, šito būtent Venus Pro modelio 22 gali būti, 24 ir 26. Ir jų tvistai yra 1:16. Tai standartinis tvistas 1:16, o galima kažką parinkti tvistą, ar tik tai jau gamintojas duoda gamintojas tik tai šitą tvistą? Taip, tik tai galim ilgiai jau vamzdžio pasikeisti. Šitas būtent 24 colių. Nu, matau, kad stora tokia balvankė jau. Tai vamzdis, kaip vadina, bulbarą. Matau, vamzdelį irgi keičias gan paprastai, jau čia atsisuka varžtai, išsitraukia fiksatorius, visai neblogai. Taip, tada įeina, kiek suprantu, šitas jau pikatinė plankė įeina, ne? Taip. Pikatinė plankė su 20 nuolydžiu. Taip. Taip. Spina ką, dabar, pati spina, tai... Ko labai bijojau, tai šitos dalies, jau sakau, jeigu užsikabintų, ta prasme, jeigu negastumėm, neuždarysi, bet neįmanoma gamykliškai padaryta, kad užsistumė uždaryta, tai principe, ką aš galvoju, kad, būtų sunkiau, ta prasme, kad per tą greitį, kad gali būti neužsidarimai, tai ne, gamykliškai tai padaryta, kad jau užsidaro, tai puikiai. Šitas ginklas ir kurtas būtent sportininkam ir yra visos detalės apgalvotos, kad būtų patogu, nestriktų, kad nebūtų jokių nereikalingų dalykų. Galim spinos užraktą išimti, jo. Užraktas labai panašus, jau mums visiems prieinamas į ČŽETO, matau. Stipriai masyvus toks.
Rankenėlė irgi apgalvota, nu, blembački, Čia super, palieka gerą įspūdį žiauriai. Kažko nedaspaudžiau. nu, turėtų paprastai įsidėti. Aha, čia vat Aha, reguliuojas turi šitas. taisyti. Jo. Va. Na ir pats nuleistukas jau teko pačiupinėti man biškį prieš atvykstant į filmavimą, nu tai, ką galiu pasakyti, nu, pasaka. Nereikia reguliavimo, jokių jau čia gamykliškai taip nustatyta, kaip ir aistė. Čia yra 250 gramų. Minėjau, jau padaryta sportininkų dėl sportininkų. Taip. Taip, dabar einant tolyn, irgi rankena gan masyvi ir tokį jau. Ir šitam modeliui, man atrodo, irgi yra prie aksesuarai ir piršto padėjimo. Taip yra. Čia Jo, tai vienau matau tik tai iš dešinės pusės, bet jaučiu gamintojo paprašus galima ir padaryti. Turi, man atrodo, opciją kairė rankėm padaryti, taip? Manau, kad paprašius tai... Tai jo, nes jeigu vis tiek renka ginklą. Taip. O dabar čia buožės jau nėra pačio Victrixo, čia Roma. Čia ne? viskas yra Victrixo pačio jau. Victrixo, taip. Pačio Victrixo, Victrixas viską nuo A iki Z daro. Turi didžiulę gamyklą, kurioje mes irgi lankėmės. Nu jo, kiek žinau, tai jūs dabar čia atstovai esat Victrixo oficialūs. Taip, Oficialūs atstovai. visi ginkliukai, visi aksesuarai čia ir dabar tik per jūs, ar ne? Tai bičiuliai, turintys Victrixus, kreipkitės Vilnius Gariūnų 43A, padės, patvarkės, atveš pilnas komplektas, kaip sakom. Taip. Nu mes grįžtam prie yra svorio. Tai svoris virš 6 kg. Tai dasidėtų optika, tas bus standartinis PRS ginklo svoris kažkur apie 8-9 kg. Tai manau, kad viskas gerai. Taip, dabar... Taip yra labai patogu užlenkiama buožė. Dėjai savo kuprinę, kas man pozicionuoja, tai pas mane irgi, teisingiau ne pas mane, pas sūnų mano yra liufa irgi, kuo man patenka užlenkiama buožė ginklo valymą. Taip, aš taip irgi darau. Jo, nereikia susireguliau į savo pažandę, nebereikia ten kaip kitų gamintojų nuiminėti, atreguliuoti, vėl statyti, čia užlenkiai, plus aišku gerai transportuoti. Tai dar kas yra labai patogu, tai kaip sakėt, reguliuoti ten viską. Tai čia viskas ant mygtukų, ne? Išpatogintas, kad va, paspaudžiat vieną mygtuką ir viskas va. Ir jisai važiuoja, kiek jums reikia. Asmeniškai aš ant savo pas mane lygiai toks pat. 308. Atlink bus patogiau naudotis. Tai va, aš jau žinau, ant kokio baigelio pas mane yra. Čia sunumeruoti, ne? Nu, matosi. Jo, gali pasižiūrėti su paprastu markeriu. Man gali kas nori reguliuoti, aš bet kada ateinu, pasižiūriu, va, mano pozicija tokia ir vienu mygtuko paspaudimu aš viską susitvarkau. Super. Lygiai taip pat ir čia mygtuką vieną paspaudžiam, ar ne? Aš padėsiu, nes ginklas tikrai sunkus. Ir jisai važinėjasi, ar ne? Va. Labai viskas paprasta, netgi prasiilgina irgi vienas mygtukas ir va. Tai va, tos opcijos atrodo smulkmena, bet jos yra labai pagelbėjančios šauliui labai malonios šiaip iš tikrųjų, nereikia ten nieko pačiam išradinėti, viskas yra gamintojo pagalvota. Ir nereikia vežiotis įrankių. Nu jo, raktelį komplektų tikrai nereikia ir čia jau viskas yra padaryta. Tai va, tai tiek gal apie vieną ginkliuką, bet mes turim dar naujovių, ne? Tai naujovių, šių metų naujovė jau, naujas modelis, viskas padaryta, mes šitą padėkime ant žemės. Taip, tai yra naujas Victrixo modelis, ORB. Jis kuom skiriasi nuo Victrix Venus Pro, tai kad yra opcija tik vienintelė 22 colių vamzdis. Tvistas yra toks pats 1:16. Be abejo, irgi yra per visą... Jo, tai tos elementarus tie dalykai, jo, tai tinka ir... Ką mes turime, tai ištobulintas yra galas. Reguliuojamas tas vadinamas bagreilas. Taip, tai va čia yra didžiausias šito naujo modelio pliusas. Jo, kiek nori sukia ratelį ilgina. Taip, kiek jums ten reikia ir pasižiūrėti pagal save. Tai irgi šitas dalykas labai... Jo, ypač
iš gulinčios padėties, tas maišelis pastoviai nereikia tampyti, padėjai, atsireguliavai, pamiršai. Taip, o Jo. visa kita, tai Nu, man galim va papildomai ir handgardą užsidėti, lygiai taip pat galim ir ant Victrix Venus Pro. Tas pats nuleistukas, taipogi lenkėsi. irgi užlenkia. Taip, užlenkia buožę, Viskas viskas. analogiškai, Taip, tik tai patobulintas vat, buožės galinė taip, ir dalis. spalva. Ir kita. spalva, tai čia jau kas Taip. be ko. Man, vat, iš pirmą kartą matant Victrixą, tai įspūdį padaro, iš tikrųjų, vamzdis, padaro visą vat, spinos bazę, pati spina, nu, verta atvažiuoti, pamatyti, išbandyti, žiauriai masyviai, atrodo tokie, nu, labai yra tekę matyti amerikonų būdų, tai sakyčiau, vamzdžio kontūras, nu, nenusileidžia tikrai nenusileidžia. Ir labai viliuosi, kad iš tikrųjų teks pamatyti mūsų parės čempionate būtent šitą ginkliuką, kas žino, gal kitais metais, kitam etape jau ir šita gera parduotuvė ir įsteigs prizą. Tai čia bus vedamas darybos greičiausia su savininkais ir kaip prizinį fondą, nu tai ką, nu, verta visų geriausių. Wow, nežinau, man nėra žodžių iš tikrųjų, tai va, tai Tai ta aš linksmė irgi gaida, jo. lygiai taip pat noriu pasakyti, kad Victrixas yra mano atradimas ir man geresnio ginklo nėra. Nu tai mes jau tai matėm ne žodžiais, o darbais jau iš tikrųjų ir labai nesenai Aistė tai įrodė ir manau, kad labai tuoj greitai įrodys Sniper Feste Lietuvos organizuojame ir Taiklaus šaulio tauriai. Ačiū Aiste, ačiū broliui Egijui Žiemgalos Kariui. Jo, tai Matau- Dovydai, tai nepabėk iš karto, tau dar kontroliniai klausimai. Vamzdžiai, kas Blankus teikia. Victrixas Blankus ima Loto Valterio benchmarko, o į kai kurios modelius tai tiesiog yra paslaptis. Mes irgi kai kurių modelių nežinom. Na ir paskutinis kokybės garantas Victrixo. Kame? Kai mes lankėmės fabrike kartu su Aiste, tai jų gamybos vadovas mums pristatė, kad jie turi išsikėlę kaip po kokybės standartą, kad kiekviena Victrixo detalė turi būti pagaminta per 2 fazes. Nesvarbu, kokiam tai yra Victrixui, ar tai smallboras, ar šitas modelis, ar Scorpio taktiniai, tai reiškia, kad paėmus kažkokį, aliuminio ruošinį, įdėjus į staklės, jau dalis yra apdirbama, perdedama į kitas staklės ir jau turi išeiti gatavas gaminys. Nebeturi būti dedama dar 3 kartą į kitas staklės arba tos Kaip pačios sakoma, viskas prie vieno langelio. Jo. Teoriškai gal ir taip, gal tokiu vieno langelio principu. Ir tai duoda mažiausias tolerancijas. Tai netgi buvo nuvedę jų matavimo laboratoriją, kas iš tikrųjų nustebino ant sienos sąlygos surašytos, kokiom esant patalpos sąlygom, temperatūra, drėgmė, iš įrankių dėžės galima išsitraukti matavimo įrankius. Ir tada tik tai pradeda matuoti, tikrinti visus kokybinius dalykus. Nu jo. Tai nežinau, ačiū, kad apsilankėt. Victrixų istorija dar nesibaigė. Ne, manau, kad Tik tik prasideda. Taip, mėlyjeji, dar kartą kviečiu jūs apsilankyti Gariūnų 43A, kur visus Victrixus ir ne tik galėsite pačiupinėti gyvai.